Šios dienos toks, bandom papildyti naujienas ir apie Bet.lt. Dabar daug šnekama apie šitą įmonę, kad jinai ties bankroto riba, užsidaro, žmonės nepatenkinti, žiniasklaidoj vieni kiti pradeda kalbėti apie tai. Žinau, kad nemažai dirbate su ją ir gali plačiau papasakoti, kokia dabar yra Sauliejos situacija ir kaip jūs sprendžiate šitą problemą. Taip, su Bet.lt dirbam daug metų, šiaip niekad neturėjom pretenzijų ir kažkaip labai buvo geranoriški, daug pasiūlymų gerų būdavo, daug metų, aš jau nebežinau net kiek. Ir dabar šitoj situacijai mes atsidūrėm tokioj kaip ir nukentėjusiųjų pusėj, kaip įmonė, kaip paslaugų teikėjai. Ir daug gaunam užklausų iš klientų ir puolami iš visų pusių ir norim paaiškinti, kad iš tikrųjų įmonė pripažinta nemoki ir ją iškelta bankroto byla vis dėlto. Mes matėm savo akim visus potvarkius, dokumentus teisinius, tikrai tai yra, berods 26 dieną. Tai va, ir ryšium su to mes esame irgi kaip nukentėjusiai pusė, nes paskutinis keletą mėnesių mums nebuvo daryta jokių pavedimų, bet mes draugiškai vis tiek atlikinėjom tos paslaugos, priiminėjom žmonės, mokėjom atlyginimus savo darbuotojams už tai, o pinigų už tai mes taip ir negavom. Ir visi pažadai, kurie buvo, jau supratom, dabar nebus išpildyti mums ir nieks nieko nepraves ir keletą mėnesių pinigai pakybo ir neaiškiam laikotarpiui, nes jų skolas didžiulis ir visai Lietuvai ir visi tai žino. Tai nutinka, priežastis vienos ar kitos nutinka. Dabar labai kontroversiškai būna, kad aš kiek žinau, kad pas jumis yra atsiskaito su jumis tada, kai yra padaryta paslauga atliekama. Ir iš esmės dabar... Po mėnesio, kitą mėnesį. Iš karto po mėnesį, dar netgi šitaip ilgai. Taip. Tai toks labai ilgas procesas iš tikrųjų. Ir dabar yra labai kontroversiškai, kad sako tie, kurie turėjo beta kuponus, kad paslaugų tiekėjai privalo suteikti paslaugas, nors dabar 100% aišku, kad už tas suteiktas paslaugas negaus, paslaugų tiekėjas negaus. Visų pirma, tai iš tikrųjų mes gaunam po to, tik tai, kada atliekam paslaugą kitą mėnesį, bet gaunasi taip, kad... Bet jeigu įmonė bankrutuoja, tai niekas nebeatgaus. Niekas nebeatgaus, arba atgaus nežinau po kiek metų ir taip toliau, ten labai įdomi situacija. Bet aš noriu tik tai pabrėžti, kad jeigu klientų ant to kupono parašyta, kad mes esame pardavėjai, tai nėra tiesa. Mes nesame pardavėjai, mes esame tik tai paslaugų teikėjai. Pardavėjai tie, kurie pasiėmė pinigus. Tai tam tu sumokėtas ir atsako. Taip, eikit, jeigu jums nesuteikimo, mes nebegalim suteikti niekaip. Niekaip negalim suteikti, nes prie sistemos net negalim prieiti patikrinti. Ir to labiau, kad jeigu mes toliau priiminėsim, tai čia mes nemokus patapsim. Mums reikia labai žiūrėti savo finansus. Jūs priimate žmogų, priimate su neaišku, dovanų kupono ateina pas jumis, jūs negalite normaliai pasitikrinti, priimat žmogų, atliekat procedūrą, ir kuri jums tikėtina ir nieks neatsiskaitys. Ir jau keletą mėnesių yra pakibusių, kurių nieks neduos. Ir tai mums labai didelis minusas. O dabar įdomu, vartotojų teisės, ką apie tai kalba? Jie atlieka savo darbą, jie yra užklausa visos Lietuvos ir jie standartiškai atsako, kad mes lyg tai privalom atlikti. Mes nieko neprivalom atlikti. Ir pinigų grąžinimas bus iš betos, jeigu klientai kreipiasi. Mes neprivalom to daryti, jeigu mes pagal įstatymą to nepardavėm. Taip mes turėtumėm pagal anus laikus, kada buvo gražus susitarimai, kada jie mokėjo mums, mes dar laukdavom tos mėnesius, kada paslauga atliktai, tada pavedimą. Bet kada mes ir taip jau minusi su jais ir dar tą kaupti. Žinokit, tai yra stumimas ir... Smulkaus verslo suvalgymas. Taip. Bet vis tiek, žinau, kad nemažai jūsų esamų klientų pirkdavo per Bet.lt dėl patogumo. Čia dabar neseniai integravotės patys dovanų kuponų sistemas, online rezervacijas. Tokia sudariusi situacija paskatino
imtis vienu ar kitokių... Mes pagreitinam, paskatinom mus gal nebūtinai šitą situaciją, bet mes labai pagreitinam Jo. ir padarėm. Ir tikrai vat noriu pranešti, pirkit iš tiesioginių paslaugų tiekėjų, iš tiesioginių. Sąlygos sudarytas, nu žinokit, kokius tik norit. O kiek jau nuolaidų kodų mes skelbėm pastoviai. Nu, bet kaip ir, žinai, ar Taip. šiuo atveju, kai perki tiesiogiai iš paslaugos tiekėjų, tu 100% žinai, kad Taip, jeigu mes paėmėm pinigų, tai mes ir apkeisim tą kuponą. Ir jeigu jau prireiks ir gražinsim tų pinigų. Ir pati paslauga bus pratęsta tiesiogiai, jeigu pasibaigė. Dabar ateina, žinau, žmonės ir sako, žiūrėk, mes pirkom paslaugą, būtinai jūs privalot mums suteikti. Aš žinau, kad va, čia diskutavom truputėlį, kad vis tiek įmonė ieško individualių tam tikrų sprendimų kartu su žmonėm, nes... Nu bandom, mes 20 metų Saulėje Kaune. Ir niekada neturėjom konfliktų su klientais. Visada rasdavom būdą, kaip iš tos konfliktinės situacijos. O konfliktinė situacija, jinai sukurtavo dabar tokiu būdu, netgi ne mumis. Tai mes dabar viduje sprendžiam, kaip gelbėti tom klientam. Aišku, kuponų vienreikšmiškai nepriimsim. Vsio. Čia mes negalim taip stumdyti savęs į visokios dalykus. Bet kažkiek atlyginti nuostolis savo paslaugom, mes galim, bet tai spręsim individualiai kiekvienam. Rašykit, info Saulėje, savo pretenziją mums tiesiogiai. Ir aš asmeniškai prie to prisėdau, žiūriu, ir mes jums kažkokią tą kitą paslaugą duosim, tikrai, kuria labai gera, pas mus ir nėra blogų paslaugų, ir kažkaip jums nemokamai atlyginsim šitą dalyką, nemokamai duosim kažką. Bet tikrai, to, ko ten parašyta, nei mes patikrintą kuponą galim, nes sutartis nutraukta, prie sistemos mes neprisijungim, nei mes užpaimot buhalteriškai tokių dalykų galim. Tai mes paprasčiausiai individualiai spręsim su kiekvienu klientu tą problemą. Individualiai rašykit info Saulėje ir mes spręsim. Nu džiugu, iš tikrųjų, kad tokiom situacijom susidarius, kad kitos įmonės, aš galiu pasakyti taip, kad numeta, aiškinkite su jais ir, žinai, yra koks skirtumas. Taip, nes visai Lietuvai skola yra, visai Lietuvai. 20 metų įdirbis ir noras išlaikyti tą teisingą gerą vardą. Ir labai linkiu klientam pirkti iš tiesiogiai iš mūsų, nes sąlygos sudarytos, žinokit, tikrai, kokiu tik norit. Į mūsų puslapį nueikit ir online registracija iš karto yra, ir pirkimas yra, ne tik pinigų sumai dabar, o ir paslaugom. O jau nuolaidų kiek skelbsim, tai labai vasaros metu tai stengsimės tikrai. Labai džiugu. Tas beveik 10 minučių informacijos, bet tikiuosi, kurie dabar žiūriu visą šitą video, truputėlį turi daugiau aiškumo apie Saulėjos poziciją ir Beatos esančiai, kad... Aš pati kaip vadovė tiesiogiai, atvirai žmonėm rodausi, kaip sakant, visiems viską pasakoju ir labai noriu tą išspręsti. Bet aš negaliu nuvaryti mane irgi į beviltį, nes tai yra didelės sumos. Ir čia reikia spręsti kažkaip individualiai. Nutinka gyvenimas, sprendžiam. Taip. Ne vienas, tai kitas, bet vis tiek išsilaiko. Žinai, ir karą, ir marą išgyvenam, tai ką dabar, išgyvensim ir... Ir Beatą. Ir Beatą. Dėkui tada, Elena, už tą trumpą informaciją. Tikiuosi, kurie žiūri Saulės Spa puslapį, gavo daugiau informacijos. Smagu. Dėkui. Iki. Dėkui.